pačioj pradžioj, spalio mėnesį atvyko paauglys. Tai per 2 mėnesius nuomonė pasikeitė kardinaliai. Patyriau turbūt emocijų, jausmų, kur nebuvau nei mačius, nei girdėjus. Ir buvo tokių momentų, kada galvojau tikrai, kad ką man viso to reikia. Bet laiku kreipiantis pagalbos. Laiku buvo suteikta pagalba tiek man, tiek vaikui. Viskas pasikeitė. Ta prasme, aišku, reikėjo laiko, kad pasikeistų, bet pradžiai turėjau pasikeisti aš. Turėjo mano požiūris pasikeisti, nes kai manęs paklausė papasakoti apie vaiką, tai buvo laužė, daužė, mušė, tokie. Tai po to paklausė manęs, o ką jis gero daro? Tai tik tai iš antro karto išgirdau klausimą ir supratau. Atsisėdus pagalvojau, iš tikrųjų tas vaikas, jisai eina į mokyklą, jisai pareina, valgyt daro, jisai kambarį susitvarko. Pradėjau pastebėti mažus gerus dalykus. Taip, per mokymus tą mokina, bet kol tu nesusiduri pats su tuo, tas ir atrodo, čia eis, praeis, pabus, pagyvens, viskas tvarkoj bus. Bet dabar šiai dienai tikrai džiaugiuosi, kad turėjau tokią, kad ir dabar galėčiau sakyti, tokią neigiamą patirtį, kur džiaugiuosi. Ir dabar tikrai drąsiai priimčiau. Tai yra viena pagrindinių tokių problemų šiuo metu, kadangi yra labai daug paauglių, kuriems yra ieškomi namai ir tai yra tikrai didelis uždavinys rasti šeimą paaugliui. Nes visų pirma, norėčiau galbūt pradėti nuo to, kad visi vaikai yra vaikai, ar ne? Ir paauglystės tarpsnys dažnu atveju kelia iššūkių ir tėvams auginantiems biologinius vaikus. Tai mes turime iš senų laikų tą nuomonę, kad vaikas netekęs tėvų globos, jis keikiasi, jis vagia, jis elgiasi kažkaip nepriimtinai ir būtinai užaugs nusikaltėlių. Tai jeigu tai būtų, tai mums visuomenėje būtų tikrai labai nesaugu, bet taip nėra. Tai yra daug puikių pavyzdžių, kuomet vaikai, kuriais paauglystėje pasirūpino ir suteikė namų šilumą, priklausimo jausmą, kas yra paauglystėje labai svarbu, kuomet yra ieškomas tapatumas, kuomet kyla tas klausimas, kas aš esu, kuomet yra suteikiama saugi, mylinti aplinka, paauglys tikrai ne iš karto, bet jis gali sukurti naują ryšį, kuris jį gydo. Nuo 10 metų jau yra sunku rasti vaiko šeimą, kadangi yra daug mitų apie tai, kad galbūt, kai bus sunku, nebus laiku suteikta pagalba ir išvis žmonės mažai žino apie neseniai įsikūrusius globos centrus ir apie jų suteikiamas paslaugas. Tai iškilus problemai labai yra svarbu kreiptis laiku toje ankstyvoje stadijoje, kuomet su specialistų pagalba galima išspręsti daugybę klausimų ir tikrai yra didelė galimybė gauti nemokamą pagalbą auginant paauglį. Suaugusieji linkę matyti greitą rezultatą, ar ne? Ir mes kartais augindami vaikus vis laukiam to rezultato, bet reikėtų prisiminti, kad auginant tiek vaiką, tiek paauglį, ar ne, rezultatas tai yra procesas. Ir to rezultato taip greitai nepamatysi. Ir reikia labai daug kantrybės ir mūsų pačių pastangų, galbūt ir pokyčių. Tai ta pagalba auginant paauglį yra teikiama ne tik pačiam vaikui, bet ir globėjui. Reikia nebijoti prisipažinti, kai tau nesiseka ir tik stiprus globėjai gali prašyti pagalbos. Tai pačiam labai yra svarbu įsivertinti, ar aš tikrai noriu girdėti paauglį ir ar aš gebu atpažinti jo tikrai
poreikį šiuo metu. Nes kiekvienas elgesys tai yra vaiko kalba, ar ne? Mes kažką savo elgesiu rodome, demonstruojame, nes mintis yra susijusios su mūsų elgesiu. Tai jeigu man pačiam nepavyksta atpažinti vaiko poreikio ir jo patenkinti, tai reikėtų nebijoti kreiptis pagalbos, kad kartu su specialistu galėtumėt išgvildenti tą problemą, kuri yra iškilusi. Labai svarbu yra užduoti savo klausimą, ko aš bijau. Ar aš bijau, kad vaikas nepriims manęs kaip globėjo, ar aš nesusikursiu su juo galimai ryšio. Tai labai yra svarbu sužinoti, kodėl ir iš ko kyla ta baimė. Net ir pasiėmus mažą vaiką, ar ne, jis kažkada taps paaugliu ir vis tiek mes tos paauglystės neišvengsime. Tai nuo jos toli nepabėgsi. Mes vis tiek su ją susidursime ir labai svarbu, kokį mes požiūrį turime į tai ir ar mes pasiruošę priimti vaiką tokį, koks jis yra ir galbūt padėti jam pasikeisti, jeigu mes matome, kad tai yra būtina. Vaikai, netekę tėvų globos, tikrai turi daugybę trauminės patirties ir mes bijome to. Bet tik aš ir tu galime pakeisti jų likimą, kad jie taptų pilnaverčia visuomenės dalim. Tai aš manau, kad globoti verta.